Labą diena. Pasaulinės artrito dienos išvakarėse šiandien kalbiname Santaros klinikų gydytoją reumatologę Dalią Miltinienę, kuri atsakys į svarbiausius klausimus apie mūsų raumeninių, reumatinių ir skeletų ligas, apie šių ligų poveikį mūsų kasdienybėje. Miela daktarė, daugeliui mūsų neturinčių medicininio išsilavinimo artritas, artrozė, mums skamba tai labai panašiai. Ar tai viena liga, ar skirtingos dvi ligos ir kuo jos skiriasi? Tai yra skirtingos ligos. Artritas tai yra sąnario uždegimas, tai yra labai toksai apibendrintas pavadinimas, nes artritų yra labai daug, labai dėl įvairių priežasčių gali tai įvykti ir tai apima labai daug skirtingų ligų. Bet apskritai tai artritas yra sąnario uždegimas ir sąnario uždegimui yra būdingas ne tik sąnario skausmas, bet ir jo sutinimas. Čia pagrindinis turbūt skirtumas, pagrindinis uždegimo apibrėžimas, kad sąnarys sutinsta. O artrozė tai yra sąnario susidėvėjimas, čia truputėlį kita liga. Tai yra, dažniausiai susijęs su amžium, vyresniems žmonėms pasitaikantis tiesiog sąnario susidėvėjimo procesas. Tai dažniausiai ryškaus uždegimo sąnaryje tuo metu nebūna. Pagrindinis požymis yra tas, kad dėvisi sąnario kremzlė ir sąnarys skauda. Tai tokie turbūt pagrindiniai skirtumai. O kokie yra ankstyvieji, gal tada taip ir kalbėkime, ankstyvieji artrito simptomai ir kokie ankstyvieji tada jau artrozės simptomai, kaip juos irgi identifikuoti? Tai artrito, kaip ir sakiau, pats toksai svarbiausias simptomas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį, tai sąnario skausmas kartu su sąnario sutinimu. Ir mums, reumatologam, ypač svarbu, jeigu tas skausmas labiau žmogų vargina iš ryto, tas rytinis vadinamas skausmas ir rytinis sąnarių sukaustimas. Jeigu iš ryto žmogus atsikelia, blogai jaučiasi, o prasijudinės, prasimankštinės jaučiasi daug geriau. Tai skausmas kartu su sąnario sutinimu ir jeigu dar yra toksai ilgiau užtrunkantis sąnarių sukaustimas, tai jau tokie būtų ženklai, ankstyvi gana ženklai, kuriuos reiktų kreipti dėmesį. Artrozės pirmieji simptomai tai irgi yra skausmas, bet šiuo atveju jis yra susijęs su fiziniu krūviu. Reiškia, ne iš ryto pailsėjęs žmogus dažniausiai jaučiasi geriau, o blogiausiai jaučiasi tada, kai daugiau padirbėja, kai daugiau apkrauna tą sąnarį. Jeigu tai yra kojos, tai kai labiau pavaikščiojus skauda, jeigu tai yra rankos, tai daugiau padirbus rankomis kažką tai, o po nakties žmogus kaip tik jaučiasi visiškai neblogai ir nėra to sutinimo, kaip sakiau, ir nėra sukaustimo sąnarių. Tai tie pagrindiniai pirmieji ankstyvi simptomai. O kas didina riziką susirgti šiomis abiejomis ligomis? Tiek artritu, tiek, aišku, artrozė, kaip supratau, susidėvėjimo, tai ir rizika aiški, bet vis tiek gal dar yra kažkokių tai rizikinių dalykų. Taip, artritas, kaip sakiau, kadangi tas pavadinimas apima labai daug ligų skirtingų, tai ir ta rizika yra skirtinga. Vieniems artritams yra svarbus genetinis kažkoks paveldėjimas, kitiems artritams infekcijos įvairios, tai gali būti įvairiausios infekcijos, šlapimo takų, virškinimo trakto, elementari angina kažkokia. Tai tretiem artritam gali būti svarbus mitybos įpročiai, pavyzdžiui, kaip podagra, jeigu kalbėtumėm. O artrozijai, tai iš tikrųjų, kaip ir sakėm, amžius yra pagrindinis rizikos veiksnys, tai yra vyresnio amžiaus žmonių liga kaip taisyklė. Deja, moteriška lytis yra irgi rizikos veiksnys, moterys serga dažniau artrozėmis negu vyrai. Ir tokie kažkokie profesiniai tam tikri veiksniai, pavyzdžiui, jeigu žmogus savo darbe sunku fizinį darbą dirba, jeigu sportininkas yra ar šokėjas, tie sąnariai irgi automatiškai greičiau dėvisi. Ir buvusios sąnarių traumos, sąnarių operacijos buvusios, kažkokios deformacijos sąnarių, tas irgi gali didinti riziką susirgti artrozę vyresniam amžiuje. Kaip žinia, lyties nesiūlysime pakeisti,
taip liūdnai nuskambėjo, kad moteris dažniau serga šiomis ligomis, o gal yra dar kažkokios veiksmingos prevencijos priemonės šių ligų atsiradimui arba išvengimui. Taip, bet aš dar ką pamiršau paminėti, vieną svarbų rizikos veiksnį tai nutukimas ir viršsvoris, nes irgi sąnarių apkrovimas automatiškai yra daug didesnis, jeigu žmogus turi nešioti labai didelį savo kūno svorį. Tai vat viena iš tų prevencijos priemonių ir yra sąnarių apkrovimo mažinimas. Tai visų pirma, reguliuoti kūno svorį, kiek tai, jeigu tai aišku yra jeigu žmogus jeigu turi viršsvorį, tai tas labai svarbus yra prevencijos priemonė. Kitos priemonės tai tiesiog vengti to sąnarių per didelio apkrovimo, jeigu jau sportuojame labai intensyviai ir jaučiame, kad sąnariai skauda, pasportavus galbūt reiktų persvarstyti krūvius. Ar jeigu kažkokios traumos dažnai pasitaiko, vengti kaip įmanoma nereikalingų operacijų, kažkokių nereikalingų injekcijų į sąnarius. Tai irgi būtų tokia prevencijos priemonė. Artritai vėlgi, kiekvienai lyga atskirai. Tai čia negaliu tokio vieno apibrėžti kažkokio tai būdo išvengti artritų. Bet jeigu apie artrozės kalbant, tai pagrindinis tai yra sąnarių apkrovimo mažinimas ir dar kitas yra labai iš tikrųjų svarbus visoms sąnarių lygom, tai yra judėjimas. Sąnariui mes nenorim jo perkrauti, bet šiek tiek jį apkrauti, judinti, daryti mankštą sąnariam yra labai svarbu, nes tuo būdu yra pagerinama kremzlės mityba. Pati kremzlė geriau maitinasi judesio metu. Tai dėl to judinti sąnarį, mankštintis, vaikščioti yra labai svarbu, labai reikalinga sąnariams. O kaip tik atrodo, kai skauda, norisi nejudėti, norisi nieko nedaryti, nes skauda. Taip, ir mes irgi reumatologai niekada nepatarėme visiškai nejudėti, visiškai nieko nedaryti, nes net ir sergančiam sąnariui reikia šiek tiek judėti tam, kad ta kremzlės mityba būtų geresnė ir kad kremzlės vyktų kažkokia atsinaujinimas, kiek tai yra įmanoma, nes kremzlė yra labai blogai atsinaujinantis organas. Jau jeigu dėvisi, tai jos, tas vadinama regeneracija yra labai prasta. Bet kiek įmanoma ją pagerinti, tai tą mes galim pagerinti judindami sąnarį. Tai net ir ūmaus uždegimo metu mes vis tiek patarėme šiek tiek bent jau judinti tą sąnarį, kažkiek tai daryti mankštą, tiek kiek įmanoma, ne per skausmą, ne per kančią, bet vis tiek bent kažkiek tai jį judinti, naudoti, kad galų gale nesivystytų kažkokios sustingimas sąnario, kas irgi gali atsitikti, jeigu mes jo ilgai nejudinam. O yra kažkokie nepatariami judesiai, kurie galbūt rizikingi judesiai, sergant arba artritu arba artrozė? Viskas tas, kas tai yra tokia plona riba. Reikia apkrauti sąnarį, bet jo neperkrauti, ar ne? Tai turbūt tas yra labai individualu. Kiekvienas žmogus pajaučia, kuris judesys jau jam sukelia skausmą ir ko reiktų nedaryti. Bet jeigu žmogus turi rimtų problemų su sąnariais, mes siūlom vengti perkrovimo, tai yra tokių, pavyzdžiui, sporto rūšių, kurios susijusios su šuoliavimu, šuoliukais, kad ir krepšinis, futbolas ar ne. Taip pat tokių sporto rūšių, kurios susijęs su sunkumų kilnojimais. Mes tuomet patariam daugiau savo kūno svorį išnaudoti, ar ne, daryti mankštą ant kilimėlio, daryti mankštą, nenaudojant papildomų svorių, mankštą vandenį galėtų būti tinkama, tai tokie. Bet šiaip sveikam žmogui, kuris neturi sąnarių problemų, tai pagal savo fizinį pajėgumą žmogus turėtų pasirinkti krūvį, sporto šaką ir galbūt iš tikrųjų nepradėti ekstremalaus kažkokio sporto, nesant tam tinkamai pasiruošus. Neslidinėti galbūt, jeigu tu nesi kažkiek pasitreniravęs, nebėgti maratono, jeigu tu prieš tai irgi nepraėjai kažkokios treniruočių programos. Tai žodžiu, protingai viską daryti. O kaip su maitinimo, gal yra kažkokie tai dar gyvenimo būdo ypatumai arba mityba kokia specifinė, kuri yra patariama būtent dažniau arba rečiau kaip tik priešingai vartoti, sergant artritu arba artrozę?
Tai sąnarių sveikatai tokios kažkokios aiškios dietos nėra nustatyta, kad kas būtų labai, bet iš tikrųjų dabar tokių duomenų yra, kad ta vadinamoji viduržemio jūros dieta, kurioje yra daug žuvies, mažiau mėsos santykinai, bet daugiau žuvies produktų ir kurioje yra daug augalinių riebalų, pavyzdžiui, alyvuogių aliejus, daržovių daug, salotų įvairių, pilno grūdo produktų. Tai va šita dieta tarsi yra šiuo metu laikoma, kad yra palankiausia sąnarių ligomis sergantiems žmonėms. Bet aišku, mityba turi būti pilnavertė, vėlgi jeigu turim viršsvorio problemą, irgi turėtumėm, mityba čia yra pagrindinis dalykas, ar ne, turėtumėm mitybą reguliuoti. Bet daugiau kažkokių tokių labai aiškių dietos apribojimų mes savo pacientam paprastai nerekomenduojam. Nes jūs, kaip pasakėte, reikia pamaitinti sąnarį, tai judesiu kažkokio, kad būtų suteptas ir taip iš karto, o kuo pamaitinti tą sąnarį galima būtų? Tai vat judesiu, sąnarys minta judesiu, ne, iš tikrųjų, ir pilnavertė mityba, kad mūsų organizmui netrūktų jokių ten kažkokių medžiagų. Vitaminas D labai svarbus irgi ir sąnarių sveikatai taip pat. Tai kad netrūktų polinesočiosios riebiosios rūgštys, tai yra tos medžiagos, kurios vardinamos kaip svarbios sąnarių sveikatai. O kokie yra naujausi gydymo metodai? Tiek artritui galbūt, nors jūs sakėte, kad artritui yra begalė ir bus sunku apibrėžti vieną kažkokį gydymo būdą. Tai gal artrozių, galbūt kažkokie naujausi gydymo būdai. Vis tiek medicina eina į priekį didžiuliais greičiais. Kaip buvo anksčiau ir kaip yra dabar su šitom ligom? Taip, tai artritai taip, tikra tiesa, kad jų yra labai daug, labai skirtingų ir gydymo metodai labai skiriasi, labai. Bet jeigu kalbam apie tas pačias sunkiausias ligas, uždegiminius, autoimuninius artritus, ten kaip reumatoidinis artritas ar ankilozinis spondilitas, psoriazinis artritas, tai jau iš tikrųjų mes turim labai efektyvių vaistų jiem gydyti, tie vadinami biologinės terapijos vaistai. Tai iš tikrųjų tai yra didžiulė medicinos pažanga ir mes galim pacientus sėkmingai gydyti ir jie gali gyventi be skausmo ir be uždegimo, iš tikrųjų pilnavertį gyvenimą. Deja, to paties negaliu pasakyti apie artrozę. Tai artrozė, nors iš tikrųjų mokslas labai eina į priekį ir labai stengiamasi vis išsiaiškinti, kas ten vyksta tam sąnaryje, kodėl vystosi ta degeneracija. Bet kol kas dėja nėra išrasta dar vaistų, kurie tą sustabdytų. Tai artrozijai neturim kol kas gydymo, kuris galėtų sustabdyti ligos progresavimą. Ir iki pat šių dienų gydymas yra tik tai simptominis. Tai reiškia, mes galim tik tai mažinti skausmą sąnario, kažkiek pagerinti funkciją, palengvinti žmogui jo funkcionavimą kasdienybėje. Ir aišku, jau kraštutiniu atveju, jau kai yra labai pažengęs tas procesas, tai jau čia įsijungia mūsų kolegos traumatologai ortopedai, jie gali protezuoti sąnarį. Tai va čia jau aišku, jie yra labai patyrę ir tų operacijų atlieka daug ir sėkmingų ir tikrai skatinu žmonės nebijoti tų operacijų, jeigu jau to reikia. Bet tai jau yra paskutinis gydymo būdas, ar ne? Prieš tai vis tiek reikėtų išbandyti vaistus įvairias, galbūt kitas nemedikamentinės priemonės, kaip tą pačią mankštą, judėjimą, fizioterapinės įvairias procedūras ir tik tai tada jau kreiptis dėl operacijos, jeigu vis tik tai jos reikia. Bet vis tiek pirmiausia kreiptis, jeigu yra kažkokie sąnarių sutrikimai, skausmai, kreiptis juk į kokį gydytoją? Gydytoją traumatologą pirmiausia reikia, ar vis tik gydytoją reumatologą? Ar šeimos gydytoją? Taip, jeigu buvo trauma aiški ir po traumos jums pradėjo skaudėti sąnarys, tai tikrai pirmiausia reikėtų kreiptis į traumatologą ortopedą. Bet jeigu jokios traumos nebuvo ir vėlgi tą pabrėžiu artritą, kad jeigu yra sutinę sąnariai, jūs patys matote, kad sąnarys yra sutinės, tai reikėtų nedelsiant, iš tikrųjų per daug netidėliojant, kreiptis į šeimos gydytoją ir tada galbūt kuo greičiau kreiptis į reumatologą. Bet jeigu nebuvo jokios aiškios traumos. Nes
artrito atveju ankstyvas gydymas, anksti pradėti gydymą kai kuriais atvejais yra labai svarbus, kad mes neprarastumėm tos, kad neatsitiktų nebepataisomų dalykų. Tai dėl to, jeigu yra sutinė sąnariai, mes skatinam, kaip galima greičiau reaguoti ir kreiptis į gydytoją. Jeigu jums skauda, daugiau po fizinio krūvio, bet sąnarys netinsta, tai galbūt nėra toks skubus dalykas, irgi reikėtų pradėti nuo šeimos gydytojo ir kai kuriais atvejais tas artrozės gali gydyti ir šeimos gydytojas. Reumatologas ne visada yra būtinas. Galbūt jeigu nesiseka šeimos gydytojui, tai tada siunčia reumatologui. Bet jeigu yra sutinė sąnariai, tai tikrai rekomenduočiau nedelsti ir tiesiog aktyviai prašytis, jeigu šeimos gydytojas pats to nedaro, siuntimo pas reumatologą. O kada jau sąnario keitimas yra būtinas? Tai sąnario keitimas, aišku, tai nėra labai, kaip sakyti, tai jau dažniausiai liga, jau artrozė jau būna pagyvenusi, ar ne, tai jau nebūna pačioj ligos pradžioj. Tai sąnario keitimui paprastai žmonės siunčiami, kai jau yra labai ryškus rentgeno pakitimai, tai yra, kai jau mes matom tikrai labai ryškiai susidėvėjusi sąnarį. Ir kai žmogų tikrai vargina jau skausmas kasdienis, kuriam nebepadeda jau ir vaistai. Kai jau žmogui tampa sunku kasdieną funkcionuoti, jau mes net nekalbam apie darbą, bet tiesiog apsitarnauti buityje, vaikščioti, tai jau tada reikėtų galvoti vis tik tai apie protezavimą, apie operacinį gydymą. O apie artritą dar tada, ar artritas gali paveikti tik vieną sąnarį, ar gali pasireikšti įvairiuose daugelyje sąnarių? Tai vėl, kadangi labai skirtingos yra ligos, kartais gali paveikti vieną sąnarį. Pavyzdžiui, kad ir ta pati podagra, ar ne, podagros priepuolis, žinom, kad didžiajam kojos piršte gali įvykti ir jokie kiti sąnariai neskauda žmogui. Bet pavyzdžiui, yra tokie artritai kaip reumatoidinis artritas, tai gali paveikti daugelį sąnarių. Žmogui skauda viską, visi pradedant smulkiaisiais sąnariais, baigiant stambesniais sąnariais. Tai tikrai gali būti ir daug sąnarių. Tai tikrai žmogui sunku yra ir tai yra sunkios ligos jau. O koks tada poveikis yra ilgalaikis, sakykime, artrito, jeigu mes negydome, koks ilgalaikis poveikis sąnarių sveikatai ir ką galima padaryti, kad būtų galima išvengti tų komplikacijų? Nes žmonės sako, kartais net mirksėti skauda. Taip. Tai tas ir sakau, ankstyvas kreipimasis į reumatologą. Ilgalaikis poveikis tai gali būti, kad bet koks uždegimas irgi skatina sąnarių greitesnį susidėvėjimą. Tai ir ta pati artrozė greičiau gali išsivystyti žmogui ir daugelyje sąnarių. Bet iš kitos pusės ilgalaikis uždegimas sąnario, atsiranda sąnarių deformacijos įvairios. Galų gale, kai sąnariai skauda ir sutinė, tai žmogui ir tam kasdieniam iš tikrųjų yra sunku ne tik, kad eiti į darbą, bet susišukuoti, išsivalyti dantis, net pavalgyti pačiam žmogui yra sunku. Tai galite įsivaizduoti, kaip tada nukenčia žmogaus gyvenimo kokybė. Tai ir ilgalaikis uždegimas apskritai visam organizmui yra blogai. Širdies kraujagyslių sistema, inkstai, kepenys, plaučiai ir vidaus organai gali būti pažeisti, jeigu negydomas yra laiku artritas. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu ir mes turim tą vadinamą galimybių langą, kad kartais reikia pradėti gydyti kuo greičiau, nes jeigu mes uždelsiam keletą mėnesių, keletą metų netgi, tai tada jau gali tie pokyčiai būti negrįžtami ir net ir efektyviai vėliau gydant, jau gali žmogus likti, neįgalus. Tas pakankamai greit kai kurių ligų atveju gali išsivystyti. Bet vėl, liga lygai nelygų, yra labai skirtingų artritų ir čia mes daugiau kalbam apie tuos autoimuninius uždegiminius artritus. Jie nėra labai dažni, bet jie yra patys pavojingiausi. Dėl to mes norim, kad žmonės patys suklustų ir ieškotų pagalbos, jeigu jau taip atsitinka. Tai čia apie artritus kalbėjome, kai pavyzdžiui sąnariai
skauda ir sutinsta. Mhm. O jeigu būna tokių artritų, kai sąnariai skauda ir jie nesutinsta. Ir sąnariai skauda ne vieną sąnarį. Na, tokių gali būti, bet tada mes ieškom, kokios galbūt kitos yra priežastys. Ne artritas, bet yra kažkokios kitos sąnarių skausmo priežastys. Bet vėlgi, artrozė irgi gali būti ne vienam sąnary, bet keliuose sąnariuose. Gali būti kojų sąnariai, bet gali būti ir plaštakų sąnariai. Gal esat matę tokias deformuotas, gumbuotas rankas turi kai kurios pagyvenusios, ypač moteris. Tai irgi yra artrozė ir gali būti pakankamai skausmingi tie pirštų sąnariai. Tai išsukioti tokie būna irgi, gal esat kas pastebėjęs, senų žmonių, tokios kartais būna rankos. Tai irgi gali būti daugelio sąnarių skausmai. Tokius sąnarius irgi galima išgydyti? Išgydyti, jeigu yra artrozės pažeisti sąnariai, išgydyti mes negalim. Kaip sakiau, mes galim tik numalšinti skausmą, kad žmogui būtų kiek lengviau funkcionuoti, lengviau atlikti veiksmus ir kad galėtų dar gyventi kažkokį pilnavertiškesnį gyvenimą. Galima įsivaizduoti tą skausmą, kai žmogui jau išsukinėti sąnariai ir ką jisai turi patirti, tiksliau čia jinai. Dažniausiai. Tai būna ir vyram, bet dažniau vis tik tai moterys serga. O jūs jau šiek tiek užsiminėte apie genetiką. O abi ligos yra paveldimos, turinčios polinkį paveldėti? Taip, artritas turi, jie nėra, kaip sakyti, paveldimas, bet galima paveldėti polinkį susirgti artritu. Tai kai kurie žmonės, taip yra įrodyta, kad jeigu žmogus turi šeimoje tarp giminaičių sergančių sąnarių ligomis, tai jam yra didesnė tikimybė susirgti sąnarių ligą. O artrozė taip pat ypatingai ta plaštakų artrozė yra labai pastebėta, kad per moterišką liniją tiesiog ir keliauja, kad jeigu močiutė turėjo tokias rankas, tai gali būti, kad ir jos dukra vyresniam amžiui turės tokias iškraipytus pirštų sąnarius. Tai irgi toks yra polinkis paveldimas. Tai ne 100%, kad jūs būtinai susirgsite, bet jūs turit didesnį polinkį. Na ir žinokit, turim paskutinį klausimą apie galbūt jūs galėtumėte tiesiog apžvelgti naujienas gydymo metodikų ir teko girdėti, kad kamieninių ląstelių yra gydymo toks būdas ar kitų regeneracinių gydymo metodų taikymo šių ligų gydyme. Tai apie artritus aš nenorėčiau kalbėti, nes iš tikrųjų šitie gydymo būdai nėra dar, nėra dar patvirtinti oficialiose rekomendacijose tarptautinėse šių ligų gydymui. Kaip sakiau, biologinė terapija, tą, ką mes dabar turime efektyviausių ir efektyviai, tikrai labai efektyviai ir labai sėkmingai naudojam jau kasdieniai praktikoje. Tos kamieninės ląstelės, kaip jūs sakot, arba PRP, dabar toks labai madingas trombocitais praturtinta plazma. Visa tai kol kas yra, vadinčiau netgi tokie kaip eksperimentiniai dar tyrimo būdai. Kai kur jau jie yra taikomi, yra gydytojų, kurie tai atlieka, bet vis dėlto dar trūksta duomenų, kad tai iš tikrųjų yra efektyvu. Kalbant apie artrozę, irgi įvairios injekcijos į sąnarius, hialurono rūgšties injekcijos, tuo pačiu kamieninių ląstelių. Irgi visa tai trūksta įrodymų, o įrodymus mes gauname medicinoje atlikdami klinikinius tyrimus. Tai trūksta tų klinikinių tyrimų įrodymų, kad tai būtų efektyvus gydymo metodas. Dėl to jokiose tokiose rimtesnėse gydymo gairėse šitų gydymo metodų nėra. Noriu priminti labai paprastus artrozės gydymo būdus, kas tikrai yra tinkama ir ištirta, kad tikrai veikia. Tai yra, pavyzdžiui, tepalai su nuskausminančiais vaistais. Atrodytų gal juokinga, bet iš tikrųjų artrozės gydymui tai tikrai labai tinkamas gydymo būdas. Ten visokie tepaliukai bet tie tepalai, kurie turi savyje nuskausminančių vaistų. Ten diklofenaką, ibuprofeną ir panašiai. Tai šituos tepalus drąsiai galite tepti ir jie tikrai ir sumažins ir skausmą, ir pagerins funkciją to sąnario.
vaistai nuo skausmo ir uždegimo, nesteroidiniai tie vadinami prieš uždegiminiai vaistai. Irgi labai daug tyrimų atlikta, kad tai yra efektyviai veikia ir kad juos tikrai drąsiai galima naudoti. Na ir įvairūs kiti vaistai, fizioterapinės įvairios procedūros, mankštos, masažai, šildymas, kai kuriems žmonėms šaldymas labiau patinka, įvairios vonelės rankoms skaudančioms, visokios fizioterapinės procedūros, jos irgi tai yra nekenkiantis gydymo metodas, kuris tikrai gali padėti. Tai siūlyčiau iš tikrųjų nesižavėti tom injekcijom įvairiom, nes kai kuriais atvejais jos gali daugiau pakenkti negu kad padėti ir kaip sakiau, tokio aiškiai įrodyto efektyvumo mes neturim dėl to. Na, pavyzdžiui, kiekvienos injekcijos metu mes rizikuojam įnešti infekciją į sąnarį ir jeigu jau ten pakliūtų infekcija, tai jau būtų labai bloga komplikacija. Na, kaip aš ir sakiau, bet kokios injekcijos gali didinti tiesiog artrozės riziką, netgi artrozės progresavimo gali pagreitinti. Žodžiu, mes nežinom, kaip jos veikia. Mums trūksta tokių duomenų, trūksta įrodymų, kad tai yra efektyvu ir dėl to iš tikrųjų, kol nėra atlikta pakankamai tyrimų ir tai ištirta, mes neskatinam ir iš tikrųjų neskiriam tokių injekcijų. O užsiminėte apie biologinę terapiją artrito, būtent autoimuninį. Taip. Atveju. Tai žmonės teko girdėti, kad bijo šiek tiek, dar irgi nepasitikė šiuo gydymo būdu, dėl to, kad galvoja, jog negalės arba ten vaikų po to susilaukti, arba ten, nors jūs pati pasakėte, kad puikiausiai pilnavertiškai galima gyventi. Ir vaikų susilaukti. Taip, šitie vaistai, taip kaip ir kiekvienas vaistas, jie turi savo šalutinių reiškinių, kurie gali įvykti, bet iš tikrųjų tai yra labai pakankamai reti atvejai ir gydymas iš tikrųjų yra labai efektyvus. Jeigu tinkamai pasiseka parinkti vaistą, kas ne visada pasiseka iš pirmo karto, bet mes tada keičiam, bandom kitus vaistus, bet tinkamai parinkus vaistą, tinkamam pacientui, tai būna iš tikrųjų labai, labai gerų rezultatų pasiekiama. O tos ligos, autoimuniniai artritai dėja yra neišgydomos ligos, tai vis tik jeigu jau suserga žmogus, tai jau yra liga visam gyvenimui. Ir negydant, kaip sakiau, jos ganėtinai greitai. Anksčiau, kai neturėjom tokių efektyvių vaistų, tai pavyzdžiui, susirgęs reumatoidiniu artritu žmogus, taip skaitydavosi per 10 metų atsisėda į invalido vežimėlį arba iš vis tampa gulinčių pacientų 10 metų ir žmogus yra visiškai neįgalus. Tai dabar su dabartiniu gydymu mes iš tikrųjų daugybę metų žmonės serga ir yra visiškai puikų, pilną vertį, kokybišką gyvenimą gyvenantys žmonės, taip pat kaip sveiki žmonės. Tai aš manau, kad tai yra labai puikus rezultatas. Bet aišku, vis tiek kiekvieną kartą prieš paskiriant tokį gydymą mes labai atidžiai žmogų tyriam ir įvertinam, ar jam tinkamas yra tas gydymas ir ar nesukels kažkokių tai galimai nepageidavimų reiškinių. Tai čia, aš siūlyčiau vis tiek pasitikėti gydytojais ir jeigu jau toks gydymas yra rekomenduojamas, matyti jo reikia. O šitos ligos artritai ir artrozės, ar turi savo amžių, būdingą amžių savo ligai, nes minėjote, kad lygtis labiau galbūt mėgsta moterišką lytį, artrozę. Taip. O amžius yra būdingas, vaikai irgi serga? Artrozė vaikai neserga, artrozė yra, kaip sakiau, vyresnio amžiaus žmogų liga, tai 50 ir daugiau kaip taisyklė. O jau kuo vyresnis žmogus, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės artrozę. Jau 80-mečiai turbūt beveik kiekvienas turi susidėvėjusių sąnarių, nes tai yra toks tarsi ta artrozė, tai yra tarsi natūralus sąnario senėjimas. Sąnarys irgi sensta ir taip atsitinka, kad jis susidėvi. Taip. O jeigu dar žmogus turi viršsvorį, jeigu dar dirba fizinį darbą, tai aišku, tas tik pagreitėja. Bet artritai yra skirtingai, bet tai jau daugiau yra dažniausiai jaunesnių žmonių. Nebūtinai labai jaunų, bet artritais gali susirgti ir vaikai. Bet ir jaunos moterys, ir vyrai jauni. Tai tikrai artritai yra jau jaunesnių dažniausiai žmonių liga.
Na kągi, labai ačiū Jums, daktarė, tai dėkojam Jums, žiūrovam, ir norime priminti, kad mūsų transliacijas stengiamės daryti kuo įvairesnės, pasikviesti įvairių sričių specialistus, ir šiandien tikrai dėkojam gydytojai reumatologijai Santaros klinikose besidarbuojančiai jau daug metų ir turinčiai didžiulę patirtį. Nuostabi gydytoja, gavome komentarą, štai vat, žiūrovų, labai ačiū ir Jums, linkėjimai nuo gydytojas. Tai dėkojam reumatologijai Daliai Miltinieniai, o Jūs ir Jums už klausimus. Šią transliaciją galėsite peržiūrėti daug kartų, jeigu norėsite dar. Jeigu turėsite tokį poreikį tiek Santaros klinikų Facebook paskyroje, tiek Santaros klinikų YouTube paskyroje. Na ir linkime sveikų, gerų, lanksčių sąnarių, būkime sveiki ir iki kito karto. Viso gero.